Kasgi čia būdas, kokybė ar kiekybė? Dažniausiai šalutiniai būdo aplinkybės sakiniai tarsi atskleidžia du aspektus. Vienas iš jų būtų kokybinis veiksmų palyginimas, pavyzdžiui, kaip jam sakė, taip jis ir padarė, arba kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Kitais atvejais labiau akcentuojamas veiksmo atlikimo pobūdis ar poveikis, kuris pasiekiamas. Pavyzdžiui, man širdis taip susopo, tarytum, kas ją būtų stipriai suspaudęs. Kitas pavyzdys galėtų būti toksai: jaučiuos, tartum būčiau subadyta 1000 adatėlių. Arba kaip ji taip ir moka išsėdėti ilgiausiai, kad net alsavimo neišgirsi. Šalutiniai kiekybės aplinkybės sakiniai dažniausiai akcentuoja pagrindiniu sakiniu nusakomo veiksmo kiekį. Tarsi jį paaiškina, konkrečiau nusako. Pavyzdžiui, prilijo tiek daug vandens, kad greitai tarp namų valtimis bus galima plaukti. Na, čia aiškiai matome, kad yra nusakomas kiekis, kiek daug prilijo tarsi. Arba kitas. Ji pastovėjo, kol akys apsiprato su tamsa. Irgi aiškus yra kiekybės aspektas, kad kaip ilgai jinai stovėjo, kiek ilgai jinai stovėjo. Tačiau kartais riba tarp tų reikšmių nėra tokia aiški ir ją reikėtų truputėlį detaliau paanalizuoti turbūt. Pavyzdžiui, sakinyje taip mane sugraudino jūsų gerumas, kad nerandu žodžių savo dėkingumui išreikšti. Mes galime kelti klausimą, ir kiek daug sugraudino tas gerumas ir koks poveikis buvo, koks pobūdis to gerumo buvo. Arba kitas sakinys: jau buvo taip šviesu, kad galėjai atskirti spalvas. Irgi galim kelti klausimą, ar kaip labai šviesu buvo, kiek smarkiai šviesu buvo, ar koks tas šviesumas buvo, koks poveikis buvo, koks pobūdis buvo, kad jau galėjai atskirti spalvas. Taigi visada turime ieškoti sakinio prasmės ir gilintis į ją.